automobilių, čia suvažiavimas. Sveiki gyvi turistai. Tęsiame rubriką Keliaujame po Lietuvą. Šiandieną visoje Lietuvoje apniukęs dangus. Pasirinkau mažiausiai apniauktą Lietuvos dalį, tai šiaurinė Lietuva. Dabar esame pasvalyje ir einame prie Žaliojo šaltinio. Turiu nusižiūrėjęs keletą lankytinų vietų Šiaurės Lietuvoje. Pirmasis bus Žalsvasis šaltinis pasvalyje. Tada nulėksime dar į Įgriuvų parką. O tuomet varysime į Biržus dar pašmirinėti. Pravažiavau pasvalį, labai atrodo jaukus miestelis. Eik tu sau, rimtai atrodo žalsvas vanduo. Ai, ir čia Įgriuva yra. Kažkoks sieros kvapas jaučiasi. Matosi gili tenais duobė. Na, ilgai čia neužsibūsim, nes dar turim aplankyti daugiau tų vietelių. Tai lekiam toliau. Tai čia yra urvas prisipildęs vandens ir tai yra giliausias Lietuvoje urvas 21 metro gylio. Narai čia nardė, tyrinėjo. Čia dėl Įgriuvų, man rodo, susidarė tas urvas. Šiaurės Lietuva garsėja kaip Įgriuvų kraštas. Kai požeminiai vandenys, požeminiai upeliai išplauna gruntą, taip susidaro įgriuvos. Atsiranda ertmė ir tada susmenga žemės. Tai dabar važiuosime į Įgriuvų parką. Na, gal biškį ne taip pasakiau, ne Įgriuvų parką, o Smegduobių parką. Netoli čia važiuoti kelios minutės. Čia galime matyti upelis Volė, kuris įteka į upelį Jevuo. Taigi trumpas pasivaikščiojimas Valios parku. Ai, tai pasvalys turbūt nuo upelio Volė kilęs pavadinimas. Linuoja biškelį. Nu ir pataikyk tu man rimtai ant kažkokio šventę. Miesto šventė, ar regiono šventė kažkokia. Einam, pasižiūrėsim, rasim Smegduobių ar ne. Senovinių automobilių čia suvažiavimas. Kokių čia mašinėlių yra. Moskvičius. Ideali būklė. Atvariau Smegduobių pasižiūrėti, bet retro automobilių gausiu pasižiūrėti. Net iš Latvijos, žiūrėk, atvažiavę yra.
Volvo. Rimtas aparatas. 150 ant spidometro. Su tokiais sparnais galima pakilti ir į dangų. Lados. Ir Moskvyčius koksai. Tas senesnis buvo geriau atrodantis nei šitas naujesnis. Birža į Biržų ekipažas. Važiuosime į Biržus dar. O tai kur tos Smegduobės? Ford Escort. O ten variklis koksai eiktų savo. Šitas geras aparatas. Darbę mašinos. Nu, aš norėčiau šiaip tai Smegduobės pamatyti. Čia gal kur yra šita scena, gal čia Smegduobė. Nėra jokių nuorodų. Nėra jokių nuorodų, kur tos Smegduobės pasislėpusios. O BMW'as šiaip toksai įdomus aparatas visai. Tikras ekskliuzyvas. Nu šitas tai rimtai geras. Kas čia per mašina? Jaguaras. Šitas gerulis. Jeigu dar prieš O čia koksai irgi Rolls Royce'as. Žiauriai geras šitas, ką? 17:30 jau keltas išplaukė. Tik nevėluok daliu. Lemuk kels nelauks. Ir tas, kas geras aparatas. Atvariau pasižiūrėti Smegduobių, o pasižiūrėjau retro karų. Tai Smegduobių dar nemačiau. Tai kur tos Smegduobės?
Nu, va, paklausiau vietinių merginų, sakė, prie įėjimo į parką yra vienas smegduobė. Nu, tai va tą ir pasižiūrėsim ir lėksim į Biržus. Bet su tais retro automobiliais tai visiškai ekspromtų, nežinau, nu galima sakyti, kaip ir pasisekė, ką žinau. Nu nežinau, kažkoks smegduobių parkas be smegduobių. Nusivyliau. Tai įsilijo lietus, reikia šokti mašiną ir lėkti į Biržus. Nu, tas lietus niekadėjas. Į tokią gražią vietą atvariau ir neduoda su dronu paskraidyti. Nu ką, tai teks kojytėm biškelį į viršų užsilipti ir apžvelgti šitą gražią vietą. Kirkilų apžvalgos bokštas visai šalia Biržų. Į Karvės olą nežinau, ar varysim iš tikrųjų, nes ten tiesiog grioviukas. Nėra labai tenais įspūdingo efekto, kaip kad būna kartais prie kai kurių atodangų. O čia tai gera vietelė. Aukštas bokštas. Įveikiau. Eiktas. Ten yra fainas pėsčiųjų apžvalgos takas. Gal reikia apsukti ratuką greitai. Ir tada dar iki Biržų nulėksim. Bet irgi matau debesis ant Biržų. Šiandien ramiai neišeis paeksplorinti per tą lietų. Pasižiūrėjom, pamatėm, galim leistis. Man skauda blauzas, nežinau, čia turbūt nuo Lenkijoje tų karstymusi po bokštus laipėjimo ir ant bunkerio lipimo. Žiūrėk, balandis. Čia jau okupavę tie paukščiai, tai konkrečiai šitą ir apšiktas visas bokštas. Einame trumpai, prasieisim Kirkilų pažintinių takų. Šiaip labai nice vietelė. Čia prieiname Vabzdžių viešbutį. Nu tai kodėl nematau aš gyvenančių vabzdžių čia šitam viešbutį. Nei vieno vabzdžio nematau. Tai va toks lengvas pasivaikščiojimas. Takeliai tarp ežeriukų.
Kas ten per garnys nuskrido. Nu, blemba, koks nedėkingas oras eina savo. Galvojau, pabėgsiu į šitą šiaurės Lietuvą. Mažiau kritulių. Nu, sąlyginai gal ir mažiau. Užlėksim dar iki Biržų pilies ir matyt bus šiandieną viskas. O, gandras. Išsigando. Pasirinkau ne patį geriausią orą tyrinėti Biržus. Tai būtinai reikės, kada atliekti dar šiltų, saulėtų, vasariškų orų. Nežinau, čia kažkur turėtų būti Biržų pilis, bet čia kažkokia bažnyčia stovi, tai gal čia per bažnyčią skaitosi pilis. Nežinau. Kažkur dar turėtų būti tiltas per ežerą, ilgas. Ai, čia irgi tiltas. Bet čia trumpas, ne šitas, ne apie šitą aš galvojau. Jo, čia irgi tiltas. Eina savo čia su irklentėm, kaip gerai būtų. Tai kur ta pilis? Einam ieškot. Tai galiausiai radau aš tą pilį. Čia šiaip labai nemažas parkas. Šita visa teritorija, pilis, bažnyčios, dvarai, ežeras eina savo čia. Biržiškiai gražiai gyvena. Gaila, bet pati pilis dirba tik tai iki 5:30 berods, ar iki 5. O jau vakaras 8. Tai į pačią pilį neužeisim, sakau. Reikės kažkada atvykti nuo ankstyvo ryto, vasaros saulėtą dieną ir patyrinėti Biržus šiek tiek nuodugniau. Atvarėm prie paskutinio spoto šiandieną Biržuose, Širvėnos ežero tilto. Jo galima pereiti tenais iki dvaro kažkokio. Labai nice vakaras, bet gaila lietingas. Nestipriai čia lynoja. Ai, dar norėčiau gal kokį kebabą biržietišką suvalgyti. Žodžiu, tam kioskelį. Pusę valandos laukiau. Tikiuosi neštrus. Nu, čia pikantiškas labiau. Kebabas kaip kebabas, kai valgyt nori gerai. Tai iki kitų kartų.